Sveiki, sveiki. Tai yra taip keista, kai tu nežinau dėl ko, ar dėl to, kad savim nepasitikiu, ar dėl to, kad tėčiaus nebegerbiu, bet aš tėčiui į akis net negaliu pažiūrėti. Tai yra, tai yra toks keistas jausmas, kai tu tiesiog paėmi, sėdi, valgai, tu norėtum kažką, pašnekučiuot su tėčiu, ką nors nuveikt, gal gero, gal ką nors patart, gal kokios išminties, kad duotų. Blemba, sėdi, žiūri į maistą ir nieko. Negali net suformuluoti normalaus sakinio. Aš nežinau, kas tai yra, bet tai tiesiog taip vargina. Aš viską darau kitką, bet, pavyzdžiui, nesu tėčiu kalbos. Tai yra, tai toks paprastas elementarus dalykas kai kuriem, o kai kuriem va tokie yra vartai uždaryti prieš nosį ir tu nieko dėl to negali padaryti. Kaip čia pasakyti, čia turbūt yra tiesiog, tai tiesiog sunku. Kaip pasakyti, irgi tas pats dalykas, kaip ir anksčiau, kad sakiau, paprasčiausias dalykas yra tiesiog paimti ir kalbėtis. Žingsnis paprastas, bet padaryti tai, executionas viso šito dalyko, yra sudėtingas, nes tu esi pasidaręs tokias sienas prieš save, visas, tiesiog, kad tu neišeitum iš savo komforto zonos. Tai yra toks dalykas. Toks paprastas, užknisantis dalykas, kad tu tavo galva susiformuoja per visus tuos metus tokias sienas, kur tu atrodo lyg negali prasiveržti pro jas, bet jeigu pradėsi, tai truputį skaudės, bet paskui viskas bus gerai. Tai yra taip sunku. Bet matot, visi turi tokių problemų. Pagalvokit, jūs gal turit kokį nors, parašykit, gal nerašykit, nežinau. Ką norit, tą darykit, bet pabandykit gal kažką sugalvoti, kaip jas išspręsti, bet jau tiek tada. Man jis čia buvo.